Kiekvieną penktadienį nuo 14 iki 16 valandos. Geras FM eteryje laida Vilniaus futbolas. Naujienos, komentarai, anonsai, svečiai, konkursai. Vilniaus futbolas. Ponios ir ponai, o dabar artėjame prie apopėjaus, prie pačios įdomiausios laidos dalies. Tai yra būsimųjų čempionų dvikovos rungtynių anonsas. Dėl čempionų titulo rytoj 14:20 LFF stadione susitiks SFL A1 diviziono nugalėtojai vardu GB United, gelžbetonininkai, bei komanda iš Salininkų, Salininkai. Mane specialiai perspėjo kalbos kultūros puoselėtojai, kad ne Salininkai, kaip kad man norisi ant liežuvio galo stovi, o Salininkai. Taigi, abi komandos triumfavo savo divizionuose. GB United nuo artimiausių varžovų Krušos atsiplėšė 5 taškais. Salininkų persvara nuo Vingio yra 6 taškai. Neja, aišku, mes patys visi puikiai žinome, kaip baigėsi paskutinysis mačas, kuris galėjo įnešti tam tikrų permainų į A2 diviziono turnyro lentelę, tačiau tų permainų neįnešė dėl to, kad techninių nokautų, taip sakant, drausmės komisijos sprendimus Salininkams buvo įskaityta pergalė, lėmusių jiems A2 diviziono nugalėtojų titulą. Ir kartu abi komandos iškovojo kelialapius į 3. lygą. Taip, kad jeigu neatsitiks jokių force majeure arba jokių netikėtumų, tai kitais metais ir GB United, ir Salininkai turės progą išmėginti jėgas su pajėgiausiamis Vilniaus miesto futbolo mėgėjų komandomis. Galbūt tai juos šiek tiek ir džiugina, tačiau be abejo didžiausias džiaugsmas apims laimėjus SFL čempionų taurę. Dabar yra puikia proga ir galimybė šnektelėti ir su Salininkų komandos vadovu Pranui Nušausku. Labadiena, Pranai. Sveiki gyvi. Negaliu nepaklausti apie nuotaikas jūsų asmeniškai ir komandos. Kokios nuotaikos gali būti, jeigu tapome diviziono nugalėtojais? Taip. Tengiamės visus metus, tai manau, kad nuotaikos jau turi būti vien geras dėl to, kad šiemet padarėm užsibrėžtas pagrindinis tikslas pasiektas. Taip, o tai daugiau tikslų jau kaip ir nebeliko sezone, ar vis dėlto? Blogas tas karys, kuris nenori tapti generolu. Taip. Bet objektyviai vertinam savo galimybės. Iš tikrųjų, kai toks čempionatas buvo sudėtingas, tai į pabaigą likome labai nukraujuoti. Kas nutiko? Neturim kokių 5 žaidėjų ir čia iš vieno žaidėjo tikime stebuklo ant paskutinių rungtynių. Tai va tokie ir, o ten bus kaip bus, galės žaisti, negalės žaisti. Kas svarbiausia, tai labai norėtųsi padėkoti tiems jauniems vaikams, kurie žaidžia. Vat būtent mūsų komandoje, kad jie tiek daug jau pasiekė. Ta prasme, futbolininkams, kurie žaidžia ekipoje. Taip, vat būtent. Tiems jauniems salininkiečiams, sakykim, nuo ko viskas prasidėjo ir į ką jie išvirto po 4 metų komandos. Pranai, bet jau vis tiek turite vietą 3. lygoje. Kaip manote, ar komanda bus pasirengusi ir tenais kautis dėl aukščiausių vietų, arba tiesiog šiaip kovosit su vyrais tenai? Tai žinoma, kad kovosim, o kaip tai bus 3. lygoje, tai pagyvensim, pamatysim, ką čia dabar spėlioti. Tai aišku, anksti dar. Tada toksai klausimas iš karto klastingas. Tikriausiai pastebėjote, kad prieš savaitę A1 diviziono sidabrinė komanda Kruša įveikė jūsų komandos jūsų diviziono antrą komandą Vingį 4-2. Ar tai nekelia jums nerimo, kad galbūt kitame divizione tenais varžovai tokie nepėsti? Mes žinom, kad Vingis yra stipri komanda. Ir manau, kad ten tos rungtynės buvo gana apylygės, o tas rezultatas neatspindi jau ten tų divizionų, kad, sakykime, vienas baisiai stipresnis. Tuo labiau, kad Vingio komanda žaidė, bet tikrai svarbaus žaidėjo savo Eriko Vaičikausko. Tai žodžiu, čia jūs nekreipė dėmesį tai, kad maždaug į kalbas, kad štai pažiūrėkit, koks stiprus ir kaip A2 divizionas. Mes manom kitaip, aš noriu pasakyti. Tikrai, kad GB United yra labai stipri komanda. Ir reikės sėkmės šituo atveju. Taip. Sėkmė. Teko girdėti, kad į rungtynes pasikviesite ir nemenką aistruolių būrį. Aš tikiuosi, kad aistruoliai su mumis visą laiką dalyvauja, ar sniegas, ar lietus, ir čia paskutinėse rungtynėse su Vingiu buvo Salininkose daug sirgalių, taip kad... Bet dabar teks vykti į Vilnių? Čia visai šalia, tai manau, kad suorganizuosim kokį autobusą ir atvešim tos sirgalius. Netgi šitaip. Kągi, dėkoju Pranai už pokalbį, ir rytoj tikėkime išvysime stadioną pripildytą Salininkų miestelio futbolo mėgėjų, sergančių už gražų futbolą. Tikiuosi ir aš dėkui jums. Dėkui, visą geriausią. Sėkmės.
Štai taip, tiek vienos komandos, tiek kitos komandos vadovai, atstovai, futbolininkai yra įsitikinę, kad blogas tas kareivis, kuris nenori tapti čempionu ir abiejų komandų, kaip sakant, tikslas yra vienas užbaigti sezoną čempioniško akordu. Kaip tai viskas įvyks, iš tiesų pamatysime rytoj 14:20 LFF stadione susitiks GB United ir savininkai, tai yra A1 ir A2 divizionų nugalėtojai, kurie pirmą kartą SFL istorijoje paskutinėse rungtynėse, čempioniškose rungtynėse aiškinsis pajėgiausią sekmadienio futbolo lygos